penktadienis šiandien. Oras irgi geras, tai porai valandų ištrūkau pabandyti. Tai dabar tikiuosi, kad greitai stumbrį užkibs. O, tikrai greitai užkibo. Labai gerai, kad mažas skamba. Tai žiūrėsim, kaip čia toliau seksis ir ką gaudysim, dar nežinau gerai. Na, čia biškai praplaukiu, nieks nekibo. Dar gal vienoj vietoj pabandysiu trumpai, jeigu ne, tai viskas, tada ant spinningo gaudau šiandien. Ką, tenka bandyti ant spinningo, tik tai nekibo skumbrė šiandien. Gal jau baigėsi ten pas mane. Gal dar užeis, neaišku. Čia dabar sustojom 68 metrų. Porą metimų gal padarysiu, pažiūrėsiu kaip dreifas ir tada gal sekliau varysiu. Didesniam gyliu tai su guminuku daugiau gal prie dugno žaidžiu. Mažiau biškai kilnojo šitiek. Kažkur netoli dugno stengiasi palaikyti ilgiau. Aišku, gerai ir pakelt, nes gali kitokią žuvis iškipti aukščiau. Dažniausiai kaip lyra, staida, menkė, paltusas netgi. Jie kažkaip iš aukščiau ima dažnai. Aišku, būna visai. O ten tokia langė, brosmė, ar ten dar vėl nežino kas, labiau prie dugno. Turiu vieną nedidelę skumbrę. Vieną kartą užmesiu tik tais tada. Tikiuosi, kad nebus iš karto brosmė mažytė. Taip, gal biškai apsukt, kad geriau laikytųsi. Nu, taip, vienintelis mano masalas atrodo šiandien. Su guminuku jau biškai pabandžiau. Ir nuobodoka. Kažin greitai atsilieps ar ne. O, atsiliepė zacepė. Nu, vienas iš minusų su trišakiais, kad būna jie labiau kabinasi už dugną. O kitas niuansas, tai žuvis irgi jos mato, jaučia turbūt ir ne taip aktyviai kimba kaip ant vienšakio. Čia, manau, tik tais kabliuko dydį reikia atitaikyti pagal žuvies dydį ir viskas bus gerai. Su to vienšakiu. O, pirma žuvis ant spinningo. Jeigu čia žuvis, kažkaip visai nejuda. Krabas. Mano guminuką. Iš karto naujas buvo visiškai. Bam, per pusę. Normaliai. Čia giliau kažkaip nenori, nei ant gumos, nei ant skumbrės uždėjau. O čia reikia varyti tada palei krantą kažkur tai lyrų pažiūrėti. Jeigu tie kips, tai dar tų pagaudyti, ne, tai tokia jau ta žvejyba bus šiandien tada. Stovo čia dabar netoli kranto, negiliai. 25 metrai. Ten į kranto pusę tai turėtų būti sėklius. Čia aplinkui kažkur pabandysiu. Sudėsiu gal biškai mažesnį. Čia tokia
Čia dar sėklio pusę porą metimų gal. Turėtų būti gilis iki 12 metrų, gal 15. Lyram daužyti dugną guminuko nereikia. Tiesiog surandi dugną ir vynioji iš lėto. Nes ant dugno dažnai ir kliuvinių būna, žolių visokių, jie ten mėgsta visokias tokias. Tai geriau, kai guminukas aukščiau biškai eina. Šiek tiek pavynioji kokį 10-15 metrų, biškai palaukia, paskęsta jisai. Vėl pavynioji. Taip žaidi iš lėto. Nu ir sekas čia man paskutiniam dienom. Atsikabina ir atsikabina tos žuvis. Paskutinį metimą šitą vietą padarau. Nekėps tai bandysiu kitur ieškot, nes rodas lietus kaupėsi. Čia dabar ant kalniuko atvariau. Biškį toliau nuo kranto. 26 metrai. Gal čia bus? Paskutinis sustojimas jaučiu. Dabar visus ginklus turimus užleidžiu ir žiūrėsim, pagausiu kažką ar ne. Kol kas dar 0. Nuskaitant tą krabą. Per gumą suvalgė. Nu, paskutinė. Labai gerai laiku jinai čia užkibo. Kaip tik lyt pradėjo, reikės varyti namo. Šiandien bent jau tušėjimą nebaigsiu, nes vieną žuvį ištrauksiu. Na ir kas čia man užkibo? Želangė bus? Jo. Tai tokia visai. Šiandienos vienintelė žuvis, nedidelė langė. Tiek tos trumpos žvejybos, iki kito karto.